Labą dieną, aš Vilkė Vaida, gamtinio Vilkės ūkio įkūrėja. O čia yra mūsų ūkio šios žiemos sezono asortimentas. Morkos, bulvės, juodi ridikai, topinambai, česnakai, obuoliai, įvairūs moliūgai, kopūstai, porai, ropės, svogūnai, burokėliai. Na ir dar prie krepšelių siūlome įvairias tokias gėrybės kaip ruginiai miltai, grikiai, rūginti kopūstai ir panašiai. Tai geras maistas, labai geras maistas, užaugintas visiškai natūraliai, labai daug dirbant ir su giliu rūpesčiu. Smulkiau apie tai, kaip užsisakyti krepšelį, kas krepšeliuose rasite tekste ties šio video, o dabar aš pasistengsiu Jums perduoti žinią apie tai, ką duoda kokybiškas maitinimasis. Net atrodo keista kalbėti apie tai, tai turėtų būti savaime suprantama, tačiau šiame chemijos laikmetyje maitintis natūraliu maistu, sakykime, jau tampa nekasdieniška. Nes tai reikalauja pastangų, už tokį maistą be abejo reikia sumokėti brangiau, dar kažkur jį gauti ir be abejo mokėti teisingai pasigaminti ir suvalgyti. Žodžiu, tai reikalauja dėmesio. Be abejo, tai sugrįžta tūkstanteriopai, sustiprėjusia sveikata, emociniu pasitenkinimu, užtikrintumo jausmu, ramybė. Visų pirma, ramybė dėl to, kad kažką tikrai darau gerai, dėl savęs, dėl šeimos, dėl gamtos, dėl žemės, dėl kitų. Gyvenam cheminio chaoso laikais. Ir nustoti finansiškai remti chemijos pramonę ir pereiti ant natūralaus maisto yra labai svarbu. Šis maistas gali Jums pasitarnauti kaip vaistas ir be abejo kiekvienas vakaras gali tapti švente, kai stalas nukraunamas patiekalais iš šių su meile užaugintų gėrių. Mes nuolat ieškome tokių žmonių, kurie tai supranta, girdi, kuriems ne vis vien, kas liks po jų. Trumpai, bet tikiuosi, man pavyko perduoti šią svarbę žinutę. Iki.